kaip praeityje buvo. Bet šiaip didelė dalis istorikų apie objektyvę tiesą tikriausiai vengtų diskutuoti, kalbėti. Kaip sakytų? Aš tiesiog sąžiningai savo darbą bandau daryti, parodydamas visus instrumentus, kuriuos naudoju, parodydamas daugmaž visas medžiagas, kurias galiu atkapstyti ir papasakoju, kaip tai man atrodo. Literatūros mokslininkai dažniausiai sakytų, yra įprastinė tokia būsena uncertain narrator. Kažkur daugmaž yra nepatikimas pasakotojas. Ir tada labai svarbu yra girdėti kitus pasakotojus. Vienas kalba, buvo šitaip, kitas kalba buvo šitaip. O kokia yra tiesa? Aš atsimenu, kaip mano kolega, dabar Istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys, po sausio 13-osios įvykių jis buvo prie bokšto ir po to vyksta tyrimas apie tai, kaip viskas ten dėliojosi, jau čia mūsų nepriklausomos šalies prokuratūra tyrinėja. Jis yra istorikas, jis atkapstęs daugybę dalykų. Ir sako, manęs klausė, ar iš tikrųjų buvo taip, kad kažkiek žuvusiųjų buvo sugrūsta į rusų tankus ir išvežta. Sako, taip. Gerai, ar tu tikrai matei? Taip, mačiau, kad pakėlė. Gerai, pakėlė. Mačiau, kad priejo prie tam. Gerai, tu matei, kaip atidarė ir sugrūdo? Ne. Bet visi taip kalbėjo. Tiesa, kas yra tiesa ir tiesa. Taigi supranti, kad tiesa yra, iki to, aš papasakoju iki to, kas man tikrai matėsi, po to jau kažkokius gali apibendrinimus daryti. Žodžiu, kai istorikai pradeda kalbėti apie dabartinius savo mokslus ar uždavinius, jie visada sakys, kad yra kažkokie tai stimulai, kurie verčia man sakyti, kad aš noriu tyrinėti kokios nors visuomenės istoriją, o galbūt aš noriu tyrinėti mirties supratimą mumyse prieš keletą šimtų metų arba dar ką nors. Ir atlikti tą sąžiningai, rodydamas kokiais įrankiais naudojantis, kokią plotmę tu čia atskleidi ir ką gali papasakoti. Bet jau be didelės pretenzijos, kad tu vienintelę tiesą čia papasakojai ir beveik su pasirengimu, kad kažkas gali paimti ir papasakoti dar kitaip. Ir tai yra korektiška ir galima šiandien turėti gerų veikalų, kurie visiškai priešingai pasakoja apie tuos pačius buvusius įvykius. Galbūt ne pačius faktus minėdami, bet bandydami išskleisti tai, kas yra, tai, ką mums reiškia, tai, ką tenai. Kažką pamatėjai. Apie reikšmes jau to, kas praeityje galėjo būti nutikę. Sakys, čia ne, kitaip sakant, yra tam tikras atsitraukimas, tam tikras pretenzijos sumažinimas. Aš tą darau nuoširdžiai, labai atvirom formom, tiek, kiek mano profesiniai įgūdžiai leidžia. Tai čia būtų apie išvengimą kalbėti apie tiesą. Tai panašiai kaip Naglis išvengė kalbėti apie tiesą, ar ne? Jeigu tai tiesiai klausia. Aš žinoma irgi išvengiau kalbėti, juokaudamas, kad vienintelė tiesa yra, kad aš esu visiškai pasimetęs. Dabar jeigu kalbėti apie tam tikrus religinio arba, sakykime, ideologinio nusiteikimo dalykus. Postmodernas yra patogus, bet aš manau, kad humanistikoje didelė dalim galim kalbėti, kad svarbiau yra, aš net nežinau, ar tai sudėtinė bendro proceso dalis, bet tai, kas vadinama po ideologiniu amžiumi. Kada iš tikrųjų atėjo pabaiga tos fanatiškųjų ideologijų epochos ir jinai atėjo ne dėl mokslo supratimo, bet dėl Aušvico, jinai atėjo dėl to antro pasaulinio karo visų pirma. Taip sakant, ideologijos įtikėjimas atvedęs į baisiausius dalykus, kurie su žmonėje galėjo būti nutikę. Taip sakant, jau nebegali turėti tokios ideologijos, kuri vienintelė tiesa taip skleistų, kad visus, kurie jos nesupranta, galima būtų iššaudyti. Tai buvo ideologijų pabaiga, bet ideologijų pabaiga, ta prasme, kad tu jau ir atstartum atsisakai galios tą vienatinę tiesą paaiškinti.
Aišku, komplikacijos čia atsiranda, kada aš bent įsivaizduoju, kad ir bandyčiau sakyti, kad tai nėra apskritai ideologijų žūties ar pabaigos metas, bet Dieve duok, kad tai yra fanatiškųjų ideologijų žūties metas ir tada humanistika, mokslai apie žmones, jie kažkaip vis dar gali išlikti ant kojų, paslėpdami savo idėjinės pasaulėžiūrinės nuostatas.